Svag – geriausias atsarginių dalių pasirinkimas. Na ką, pradedu entuziastingai šį mūsų epizodą, tokią trumpą paskaitėlę apie ratų varžtus, nes iš tikrųjų šiuo metu prasideda ratų montavimo sezonas ir žmonės dažnai mėgsta ratus keistis namie, nes ne vienas turbūt turim atskirą ratlankių komplektą vasariniam ir žieminiam ratam ir ne visi važiuoja į autoservisus ar garažiukus kažkur tai jos pasikeisto, tiesiog galite atlikti namie. Tai šiandien šiek tiek pakalbėsim apie ratų varžtus, apie ratų veržles ir galbūt kokios gali būti klaidos, kad atliktumėt ratų keitimą blogai, parinkę blogai varžtus ar veržles, ar blogai užmontuodami tiesiog ratą ant automobilio, kad jis važiuoja nukristų, atsisuktų ar sugadintumėt, nežinau, kažkokius kitokius tiesiog mazgus. Kad parinkt ratų varžtus ir veržles, tai pats geriausias dalykas yra turėti kažkokį tai katalogą. Pavyzdžiui, mes darbę naudojam šitą Svago papirinę knygutę, nes vis dar mėgstam popierių, kur tiesiog pagal kiekvieno automobilio modelį galime išsirinkti konkrečiai, kokie varžtai ar veržlės jam eina. Tai turbūt pats pirmas žingsnis, renkant varžtus ar veržles, tai parinkti veržlę ar varžtą tinkančią jūsų ratlankio tipui. Tai gali būti skardinis ar gali būti plieninis ratlankis. Tai jeigu turime katalogą kaip šis, tai būna parašyta tiesiog pagal ratlankio metalą ir būna konkretus detalės kodas ir piešinukas. Jeigu taip trumpai, kad atskirti vizualiai, akivaizdžiai skiriasi varžto ar veržlės kūgis. Tai va, turiu dėžutę pilną Svago varžtų ir veržlių. Ir, sakykime, galiu paimti varžtą skirtą skardiniam ratlankiui ir varžtą skirtą aliuminiam ratlankiui. Ir turiu va, du modelius, kurių akivaizdžiai skiriasi kūgis. Tai, sakykime, lėto ratlankio kūgis yra daug smailesnis ir gilesnis, o skardinio ratlankio kūgis yra apvalesnis. O taip yra todėl, nes skardinio ratlankio storis, vietos, kuriais jisai prisiveržia prie stebulės, yra daug mažesnis negu lėto. Tai, sakykime, jeigu įdedu va tokį varžtą, tai jo kūgis šiek tiek išlieka. Ir gali atsitikti du dalykai. Vienas, jeigu kūgis bus per ilgas, tai jau savaime neprisiverš tiek, kiek priklauso. O kitas dalykas, jeigu veršite varžtą per daug, tai jūs deformuosit ratlankį, suplosite plokštumą išformuotą, kuria ratlankis prisisuka prie stebulės ir lygiai taip pat pasieksite kūgių sriegio pradžią ir ratlankis vėl neprisiverš taip, kaip priklauso. Tai nenaudokit netinkamų varžtų ir nenaudokit per daug jėgos ratlankių priveržimui. Taip, dabar varžtai veržlės gali būti padengtos skirtingom dangom, tai gali būti cinkuoti, gali būti, nežinau, chromuoti, kadmiuoti, gali būti ir dažyti, bet jeigu turime dažytą veržlę arba varžtą, tai labai svarbus dalykas, kad negali būti dažytas jos sriegis. Speciali danga gali būti, bet dažai ant sriegio sukuria papildomą pasipriešinimą ir galim paprasčiausiai užvelti sriegį. Ir varžto tiesiog normaliai nepriveršime taip, kaip jam priklauso. Tai jeigu verždami ratą pagadinote varžto ar veržlės sriegį, tai iš tikrųjų niekada nerekomenduoju taisyti su sriegpjovės pagalba, nes sriegis būna tada ištemptas ir sumažėja jo diametras, tai natūralu, kad ir priveržimo jėga yra mažesnė. Tai nerizikuokit, varžtas ar veržlė nėra toks brangus daiktas, kad pagailėtumėt to 1 ar kelių eurų ir negalėtumėt nusipirkti naujo. Dabar varžtai turi savo klases. Jeigu perkat varžtą tokį, koks priklauso jūsų automobiliui ir perkat normalaus gamintojo, jie visada bus tokie, kokie turi būti, bet dažniausiai klasė nebūna didesnė negu 10 arba mažesnė negu 8, nes jeigu bus mažesnė negu 8, tai metalas bus per minkštas, o jeigu bus didesnė negu 10, nors ir pats metalas bus tvirtesnis, bet jis gali pradėti trupėti. Tai jeigu perkate varžtus neaiškaus gamintojo, ko ir šiaip nereikėtų daryti, tai bent jau pasižiūrėkite, kokios klasės tai yra varžtas. Jeigu jis net neturi žymėjimo, o gamintojas neaiškus, tai nepirkite tokių varžtų iš vis. Ir šiaip dar labai dažnai dabar pasitaiko, kai mėgsta žmonės dėti kažkokius tai, nežinau, ryškesnius, įdomesnius, nestandartinius ratlankius ir perka jiem ryškesnius, nestandartinius varžtus ir veržlės, kažkokios tai įmantrios formos, tai nežinia, iš kokio jie metalo būna pagaminti, tai nepirkite iš visokių kinietiškų parduotuvių neaišku daiktą, kuris kainuoja keliasdešimt centų, neturi jokių normalių žymėjimų, nes greičiausiai jis bus tiesiog iš netinkamo metalo. Ir gali atsileidinėti, neprisiveršti, trūkti, daug blogų dalykų gali atsitikti. Turbūt visi bijom važiuodami pamest ratą. Taip, dabar dėl varžtų perveržimo. Kiekvienas varžtas turi savo veržimo momentą. Negalima veržti
privežti varžtų tiek, kiek turit jėgos, nes labai baisiai atrodo, kai žmonės keičiasi ratus, ypač su to kryžium raktu vadinamu, ir atsistoja ant jo ir pradeda šokinėti, nes jie įsivaizduoja, kad jie nuo to, kad priverš tą varžtą geriau, ratas jiem laikysis geriau. Tai yra visiškai atvirkščiai. Tai, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, turim skardinį ratlankį. Pas jį skylė, kur sukasi varžtas ar veržlė, turi išformuotą, kaip čia pasakyti, tokią savo vietą, plokštumą. Tai jūs, sakykime, perverždami, jūs deformuojat ratlankį akivaizdžiai, nes net akivaizdžiai matos, kai varžtu priveržinėjai skardinį ratlankį ir tu ploji pačią plokštumą, nes tu per didelė jėga verži, tos jėgos yra ne šiaip sau. Tai čia vienas iš dalykų, ką jūs galite blogai padaryti, tai yra deformacija. Jūs galite sudeformuoti ne tik ratlankį, jūs galite sudeformuoti stebulį, jūs galite sudeformuoti stabdžių diską, jums gali netgi trūkti ratlankis ar stebulė ar stabdžių diskas. Galit žūt, nes jums nukris ratas bevažiuojant. Arba ratas bus trūkęs, skilęs kažkur toj prisukimo vietoje ir jis tikrai jums gali lūžti. Ir dar nekalbam apie tai, kad be deformacijų, kurias jūs darot ratlankiam, stebulėm, stabdžių diskam prisukinėdami netinkamais momentais, jūs dar ir tampot sriegį. Tai jūs gal per vieną, per stiprų prisukimą to sriegio tiek neištampysit, bet kiekvienas jūsų atsukimas, prisukimas trumpina to varžto ar veržlės gyvenimo laiką ir tiesiog vieną dieną bevažiuojant gali jį atsileisti. Nes kiekvieną ratlankių keitimą jūs nekeičiat ratlankių, smeigių, stebulių, o jūs tiesiog tampat ir gadinat sriegį. Dabar sukant su pneumatiniais kažkokiais tai elektriniais įrankiais irgi dažna klaida yra, kai varžtai irgi yra perveržiami. Mūsų video, pavyzdžiui, matot, mes keičiam ratus ir prisukinėjom su pistoletu. Tai jeigu jūs pamatot tą prisukimą su pistoletu, jūs negalvokit, kad tai yra galutinis prisukimas. Tiesiog yra prisukamas silpnesnė jėga tam, kad visada su dinamometriniu raktu galėtum priveržti tą varžtą iki galo ir pereiti tinkamus veržimo momentus. Dabar sukant ratą irgi atrodo kaip ir nesudėtingas dalykas, bet irgi galima labai lengvai padaryti klaidų. Pavyzdžiui, labai dažna klaida yra, kai dedant ratlankį, jūs jį šiek tiek paskersuojat, veržėt pirmą varžtą, priveržėt jį stipresnė jėga, negu gal reikėtų, ir jis ir stovi jum kampu. Priveržėt visus varžtus ir ratas jums ir lieka kampu. Tada jisai gauna apkrovos ir staiga visi varžtai atsileidžia ir jūsų ratas atsisuka. Tai čia yra turbūt viena dažniausių klaidų, kaip žmonės pasako, kad nuvažiavau kažkur, pasikeičiau ratus, išvažiavau ir man ratas atsisuko. Tai dažniausiai būna ne tai, kad būna varžtai nepriveržti, o būna kreivai pagautas ratlankis ir tada jisai jums atsileidžia, kai atsistoja į vietą. Dabar dar, kaip reikėtų veržti varžtus. Neverškit visus iš eilės. Visi varžtai, kiekvienos turbūt automobilyje detalės yra veržiami ne iš eilės. Sakykime, jeigu matėt, kaip remontuoju variklį, prisukinėjau variklio galvutę, aš niekad neprisukinėjau varžtus 1, 2, 3, 4, 5, 6, taip visus iš eilės. Viską reikia daryti kampu, šachmatiniu principu. Tai sakykime, jeigu turim 5 varžtus, tai priveržiam vieną kampą, veržiam sekantį varžtą, tai varžtą esantį prieš jį ir taip toliau. Visus skirtingus kampus, kad plokštuma prisispaustų vienodai. Pasirenkam vieną varžtą, patikrinam. Toliau veržiu priešingą, antras, vėl priešingą, trečias, priešingą, ketvirtas ir paskutinis, penktas. Va tokia tvarka ratlankis prisiverš teisingai. Neverškit iš eilės. Ir dar labai svarbus dalykas yra neprisiveržti iškart per stipriai. Tai kaip ir pasakojau anksčiau, jūs taip galite paskersuoti ratą prie stebulės ir normaliai neprispaust paviršių. Tai geriau yra pasigauti ranka, vieną jėgą šiek tiek virštelt ir tada 2 ar 3 etapais priveržti ratlankį iki galo reikiamų prisukimo momentų. Dabar dėl ratų varžtų ar veržlių pagavimo ranka yra labai geras pavyzdys, o sakykime sporte, pas mane BMW yra ilgos labai smeigės. Tai ir ratai yra labai dažnai nuimami, prisukami, varžtai yra labai dažnai sukinėjami. Tai sakykime, savo, ir manau ne vienas kitas sportininkas taip yra pasidaręs, arba kai perka sportinės smeigės, aš esu pasidaręs taip, kad smeigės pradžioje yra, kaip pasakyti, nutekinta vieta greitam sriegio pagavimui. Tai dėl to aš galiu su pistoletu, netgi, ta prasme, su pneumatiniu įrenginiu pagauti savo veržles ar varžtus, bet standartinėse automobilėse tokių smeigių nebūna. Tai jūs, jeigu įsidėsit ant pneumatinio įrankio su galvute ir bandysit sukti iš karto, tai yra labai didelė tikimybė, kad jūs kreivai pagausit
atsirėgi ir jį sugadins. Taip, dabar dėl varžtų ir veržlių parinkimo jūsų automobilių. Taip, tai pats paprasčiausias dalykas yra nuvažiuoti pas specialistus, kurie jums parinks. Tai aš kaip pasakoju, mes su, pavyzdžiui, turim tokį Svago papirinį katalogą, kur yra viskas surašyta. Neužtenka man susiras pagal automobilio modelį, aš dar turiu pasižiūrėti, ar pas mane plieninis ratlankis ar aliuminis, nes kaip ir sakiau, kūgis skiriasi, tai yra labai svarbu. Ir gali skirtis ne tik kūgis, o, pavyzdžiui, Land Roverio ratlankiai, jie iš vis neturi kūgio. Ten yra specialiai nutekinta centravimo vieta ir tokio ratlankio, sakykime, su tokiu kūgiu aš net nepriveršiu. Tai kiekvienam automobiliui, kiekvienam ratlankiui yra jam tinkamas varžtas ar veržlė, tai nesukit bet ko. O jeigu tokio papirinio katalogo neturit ir nenorit važiuoti į servisą, kuris jums parinks varžtus tokius, kokie jums priklauso, tai galite internete atsidaryti partsfinder.bilsteingroup.com puslapį, kur galite pasirinkti ir susirasti detalės kodą pagal savo automobilį patys. Vėl, jeigu norit eksperimentuoti ir patys parinkinėjat veržlės nestandartinės ar smeigas nestandartinės automobilių ar varžtus nestandartinių savo automobilių, tai aš apskritai to siūlau nedaryti, bet jau jeigu norite tą padaryti, tai bent jau pasižiūrėkite, kad veržlė ar varžtas prisisuktų bent 5 pilnus sriegio apsisukimus. Jeigu prisisuka mažiau, tai jūsų ratlankis neprisiveržia. Labai geras būdas pasitikrinti, jeigu mėgstate dėti tas vadinamas rastavkas praplatinimus ratų. Tai jūs atsiminkit, kad jeigu jūs dedat rato praplatinimą, jūs trumpinat ir sriegį. Tai bent jau pasitikrinkite, jeigu nenorit važiuoti į servisą ar pasikonsultuoti su specialistais, tai bent pasitikrinkite, ar jūsų varžtas ar veržlė prisisuka 5 pilnus apsisukimus. Jeigu prisisuka mažiau, tada tokių varžtų ar veržlių jūs naudoti negali. Taip, dar grįžtant prie varžtų centravimo, turiu įdomų varžtą, kuris turi atskirai centravimo žiedą, kuris yra atskiras nuo varžtų. Tai, mano akim tai yra technologiškai tobuliau, nes jūs priverždami varžtą, šitas kūgis atsisėda į vietą ir tada jūs veržiat normaliai plokštumą. Ne kūgį veržiat, o plokštumą, nes kūgis jau stovi vietoje. Bet vėl, negalvokite, kad jums būtinai reikia dėtis tokius varžtus. Nes jeigu jūsų automobiliui gamykliškai toks varžtas nepriklauso, tai reiškia jam ir nereikia pagal ratlankio tipą. Tai nežinau, man turbūt pats paprasčiausias dalykas tai yra neeksperimentuoti. Nes dažniausiai su eksperimentais ir prisidaro visokių problemų. Dar grįžtant prie rato dėjimo temos, tai prisiminkite, kad ratas centruojasi ne su varžtais. Ratas centruojasi su centrinė skylė. Tai irgi viena iš problemų, kada jūs važiuodami jaučiat vibraciją arba jums ratas normaliai neprisiveržia, atsileidinėja, tai priežastis tokiai problemai gali būti tokia, kad nėra tinkamo centravimo žiedo, kad netinka ratlankio centrinė skylė su jūsų stebui. Dar dažnai žmonės padaro, kad užsideda praplatinimus, tas vadinamas rastavkės, ir jos iš vis neturi centravimo žiedo, o būna storesnės negu jūsų centrinis žiedas ant originalios stebulės. Tai šitą dalyką visada pasitikrinkite. Tai čia vėl grįžtame prie visokių eksperimentų, kai žmonės paima stabdžių diską, išsifrezuoja centrą ir pasidaro tą vadinamą rastavkę. Ir tas, sakykime, centrą, stabdžių disko storis, padvigubinantis jūsų esamo stabdžių disko storis, pavyzdžiui, gali panaikinti jūsų centrinę skylę ir jūsų ratlankis neišsicentruos normaliai. Tai visada kreipkite dėmesį į centrinę ratlankio skylę. BMW savo sportinio ratlankį, kurį dėja palikau Estijoje, nes jau jis nebepataisomas, jis yra sudaužytas, tai nežinau, čia iš jo gal nebent laikrodį kokį pasigaminsiu ateityje. Ir šie ratlankiai originaliai nepriklauso mano automobiliui, todėl jie turi per didelę centravimo skylę. Ir tam, kad tą dalyką kompensuotų, yra centrinis žiedukas įdėtas, tinkamas pagal ratlankio centrinę skylę ir tinkamas pagal mano automobilio stebulės fiksavimą. Tai labai svarbu, kad jūsų ratlankio centras atitiktų centravimo žiedą ant stebulės, nes tada jūsų ratlankis neišsicentruos. Tai šiuo atveju pas mane įdėtas žiedas, kuris tą dalyką kompensuoja ir ratlankis centruojasi ne ant varžtų, kaip negali būti, o ant centravimo skylės, taip kaip ir priklauso. Nežinau, ar aš jums per daug ar per mažai informacijos daviau, bet aš tikiuosi, kad ši tema buvo jums įdomi. Jeigu norite, nežinau, kažkokių tai įdomių temų, tokių teorinių temų, kur kažką papasakočiau giliau, nežinau, apie kažkokį automobilio mazgą, tai visada galite mums parašyti į mūsų socialinius tinklus, į mūsų Instagramą ar Facebooką Gazas Dugnas TV. Ir jeigu jums šis video patiko, tai nepamirškit uždėti laiko ir nepamirškit pasidalinti su draugais. Tai šiandien šią tokią, nežinau, tikiuosi jums įdomią varžtų ir ratų prisukimo temą baigiu. Sveikinu, pasimatysime kitose epizoduose.
Volkswagen. Geriausias atsarginių dalių pasirinkimas.